Tai sveiki gyvi, malonu turėti pirmą tokią laidą, pasikalbėjimų, sėkmės istorijos pasidalinti. Tai Olivija, galbūt pradžiai mes turėtumėm galbūt keletą žodžių papasakoti apie save. Tai galbūt vėliau išpasakosim visas idėjas, visus savo planus. Tai gal trumpai galėtum papasakoti apie savo kelią, koks jisai buvo, nuo ko prasidėjo, nuo ko kilo verslo idėja ir vėliau mes perėsim prie jaunimo klubo detalesnio pristatymo, irgi prieš istorijas ir kuo tai galėtų būti naudinga mūsų žiūrovams ir galbūt ateities partneriams. Taip. Tai laba diena visiems. Pagaliau čia visi susitikome. Taip smagu, kad priėjome pagaliau prie to podcast'o. Nepaisant to, kad šiandieną lietus, lyja, bet mes esam čia susitikę visi. Tai šiek tiek apie mane prisistatysiu, taip, čia yra mano backgroundas kažkoks, taip. Šiaip turėsim laisvą formatą, norim tiesiog turėti diskusiją, tikimės, kad kažką pritrauks iš žmonių šitą iniciatyvą prisijungti į mūsų jaunimo klubą. Tai pati idėja, kaip viskas kilo ir ką aš čia darau, tai tiesiog vieną dieną, dirbdama eksporte 9 metus, nusprendžiau žengti pirmąjį žingsnį ir išeiti dirbti ant savęs. Taip ir atsirado kompanija UAB Eksporteris. Šiuo momentu mes iš tikrųjų padedam Lietuvos verslam plėtotis į užsienį. Šiai dienai turime jau 19 partnerių, kuo labai didžiuojamės. Partneriai su mumis iš tikrųjų yra nuo pačių pirmų dienų. Ką tai rodo, tai testinumą, projekto iš tikrųjų gyvavimą ir tai tiesiog yra kaip ir mano kūdikis, kaip aš sakau, ne? Tai jeigu taip per daug neįsiplečiant, tai kadangi eksporte turiu 9 metai patirties, tai tikrai turiu gebėjimą padėti skirtingiam projektam, skirtingom, tarkim, ar tai gali būti asortimentinės prekės, ar tai būtų projektinis projektas. Tas vadinamas mano networkas, iš esmės jisai susideda iš labai įvairių žmonių, iš skirtingų šalių ir taip toliau. Tai ta patirtis ir atvedė mane čia. Ir šiai dienai steiginėjom kompaniją taip pat ir Amerikoje, esam jau ir beveik proceso baigime, bet tikrai labai stengiamės Lietuvos verslam padėti išsiplėtoti į eksportą, pradedant nuo to pačio pasiruošimo, tai rinko analizių, tiesiog persižiūrėjimų galimybių gamybinių, ir taip toliau. Kartais net prieinam prie to, kad turim iš tiesų išvystyti naują produktą. Dėl to, kad, atsiprašau, šitą turbūt turėsim iškirti. Nieko tokio. Strinka labai gerklė. Tai iš esmės, ką mes padedam, tai ir padedam Lietuvos verslam pasiruošti. Iš esmės, jeigu jie turi kažkokią tam tikrą kategoriją produktų, jie nebūtinai gali tikti eksportui, todėl padedam jiem pasiruošti eksportui pilnai. Va tiek šiandieną aš apie save norėčiau pristatyti. Toliau perduosiu mikrofoną nematomą savo kolegai Taurimui. Aš gal dar prieš mane perinat, galbūt galėtum truputį papasakoti apskritai iš to tęsinio iš serijos Know Your Heroes iš serijos. Tai kodėl eksportas? Nes iš tikrųjų daug tų galima sričių surasti gyvenime ir akivaizdu, kad ko gero ir nemažai ir teko pabandyti. Kaip save atradai tam eksporte, iš kur toks būtent apsisprendimas ir tikrai tiek pulsuoja energija, tiek teko tavo seminaruose dalyvauti ir tikrai tu turi labai daug tos patirties. Kaip tas kelias prasidėjo, kas tave atvedė į tą sritį, nes būna, žinot, mes vaikystėje turim daug visokių svajonių. Kai kas ten nori būti kranistais, kai kas nori būti operos solistais, balerinom, balerūnais ir panašiai, o galiausiai mes tampam tuo, kuo esam ir labai džiugu, kuomet atrandam save, sugebam tą sukauptą žinių bagažą vėliau padėti kitiems pasinaudoti būtent šitom žiniomis. Tai kokios aplinkybės tave atvedė į šitą sritį? Šiaip labai juokinga tokia istorija turiu, nuo ko prasidėjo viskas. Tai iš esmės aš esu nuo pat gimimo pardavėja. Mano pats pirmas pardavimas įvyko, kuomet buvo man 7 metai. Mano močiutė buvusi verslininkė irgi ir jinai turėjo savo vestuvinių suknelių saloną. Pas mus namie visuomet būdavo labai daug karoliukų. Ir aš tos karoliukus paėmiau ir
pradėjau kaimynam pardavinėti, iš tikrųjų tai nuo to ir prasidėjo ir močiutė sako, na, tu sako tikrai pardavėja, sako, pardavėjai mano ir auksinių žiedus ir sako, auksinės grandinėlės. Ir nuo to aš iš tikrųjų jau savyje nuo mažų dienų žinau, kad aš esu gabi ant pardavimo, ne, 7 metų vaikas ateina, knock in the door, čia, kai sako, kiti laikai, Wall Street'o laikai, visiškai viskas kitaip, ne, šiais laikais taip nedaug dievė atsitiktų, bet iš esmės tas kelias mano turbūt, ta akimirka buvo kažkoks įkvėpimas mano gyvenime, ne? Ir iš tikrųjų išvažiavau gyventi į Angliją, ten patapau generalinę vadovę Starbuckso kompanijos ir ten jau pradėjau gauti targetus, kažkokius tam tikrus, ne, ir taip toliau. Tada nusprendžiau grįžti į Lietuvą ir čia pradėjau tiesiog išbandyti naujus vandenis ir pradėti dirbti kaip sales managerė. Tikrai dirbau ne vienoj dideliai kompanijai, kuriuose tikrai įgijau daug patirties. Buvo labai ir blogų patirčių, kaip aš sakau, bet ir blogom patirtim esu dėkinga, bet iš esmės tas bagažas taip ir krovėsi, kad perėjau daug skirtingų kompanijų, gamybinių kompanijų, ne, ir taip toliau. Ir tas man tiesiog kaip ir būstino to pasitikėjimo savimi, nes kad ir kur ateidavau, aš visą laiką ryčindavau rezultato. Iš tikrųjų, kiekvienoje kompanijoje palikau rezultatus. Visur išėjau su iškeltą galvą, atsiprašau, su rezultatais. Tai tas mane tiesiog skatino daryti daugiau ir verslai pradėjo kreiptis į mane, kuomet aš dar dirbau ir ateidavo tiesiog skambučiai ir sakydavo, Olivija, mes norim, kad ir tu man padėtum plėtotis. Ir taip vieną dieną tiesiog tų verslų prisikaupė ir aš sakau, enough is enough, ne, ir tiesiog reikia bandyti eiti ant savęs. O ta praktika tai tikrai ateina per sunkų kelią, per ilgą kelią, turi labai daug domėtis, kaip pardavėjas, tai negali stovėti vietoje, turi domėtis tendencijom, skristi, bendrauti, auginti savo networką. Ir tas networkas iš tikrųjų man ir padeda šiai dienai mano verslui augti, dėka žmonių, kaip ir pats Taurimai, taip, tikrai, kaip tenais, į bagažą mano pridedi labai daug pridėtinės vertės, čia vienas kitą liaupsinam, bet tikrai tokios pažintys man padeda man kaip asmenybei tobulėti ir mano verslui augti. Tai iš to, kur aš atėjau, tai buvau 7 metų, kur esu šiandien, tai esu įmonės CEO savininkė, atradėja, kitaip sakant, įkūrėja šitos idėjos, ne, ir tikrai nesiruošiu ties tom sustoti. Tai čia yra tik tai small piece of the puzzle, jeigu taip sakant. Tai va, tai neįsiplėtojant tiek apie mane, iš kur aš atėjau. Tai va. Ok, tai gal aš tada irgi turiu keletą žodžių apie save. Tai pastaruosius grubiai 15 metų esu, jeigu taip jau labai konkrečiai, kapitalo rinkose. Tenka labai daug įvairiais profesiniais tikslais keliauti, kaip aš vis laiką mėgstu pajokauti, kad esu dirbęs visuose žemynuose, fiziškai tik tai vieno dar tik tai neplankęs Pietų Amerikos, bet viskas yra ateityje ir nors turiu tikrai nemažai ir komercinių ryšių, ir su Argentina, ir su Brazilija, ir su kitom šalim, tai kitaip sakant, esu gana globalus antrepreneris, verslo konsultantas, taipogi šiuo metu einu viceprezidento pareigas 2 prekybos rūmuose, tai yra Vilnius prekybos pramonės amatų rūmuose, kurie mūsų supažindino ir suvedė ir Turkijos Lietuvos prekybos rūmų viceprezidentas, taip esu, ir prieš tai teko dar garbė būti viceprezidentu Prancūzijos Lietuvos prekybos rūmų, kitaip sakant, daug bendrauju su tarptautinė publika, su įvairiais užsienio verslo subjektais. Kalbant apie mūsų prekybos rūmus, kurios man tenka atstovauti, tai grubiai turim daugiau nei 500 narių, pačių vairiausių verslų, nuo didelių kompanijų, pramoninių kompanijų, kurios labai daug eksportuoja. Aš manau, kad šitoj srityje gali būti daug sinergijų, nes tikrai tokio požiūrio kaip tavo, inovatyvaus, veržlaus, profesionalaus ir rezultato orientuoto tikrai gali daugam prireikti. Ne tik tai apie tą mūsų pagrindinę tikslinę grupę, kurią mes kalbėsim galbūt jaunųjų verslininkų klubo kontekste, bet kaip maestro Vytautas Šapranauskas yra pasakęs, jaunystė yra toks trūkumas, kuris labai greit praeina. Taip, tikrai. Aš manau, kad kiekvienas jaunas verslas vis tiek jis yra orientuotas į augimą, į vystymas ir manau, kad skirtingose fazėse skirtingos galimybės, apart kai kurių laikinų nesklandumų, apart konkurencijos, bet vis tiek pagrindinis tikslas yra nukreiptas į augimą ir tikrai
yra nemažai patirties toj srity sukaupta, bet kalbant apie mano dar pačią patirtį, aš turiu daug įdirbio bendraujant su visų tipų instituciniais investuotojais. Aš pradėjau savo karjerą nuo tokių ilgalaikių, didelių institucinių investuotojų, galbūt labiau koinvestuotojų, profesionalių investuotojų, tokių kaip licencijuotų valdymo įmonių valdomi pensijų fondai, nekilnojamo turto fondai, vėliau teko dirbti su kai kuriais pasauliniais private equity fondais, lietuviškai verčiasi privataus kapitalo fondai, bet man tiesiog labai sudėtinga. Jo, tada rizikos kapitalo fondai, verslo angelai, tai yra, kitaip sakant, pilna paletė institucinių investuotojų, su kuriais teko bendrauti, labai gerai žinau, ko jiems reikia ir tikrai esu linkęs pasidalinti šitom žiniom, nes tenka bendrauti ir su startuoliais įvairiais, co-founderiais, bendrai kūrėjais įvairių iniciatyvų, teko būti abiejose barikadų pusėse. Tiek kartu su verslo angelais rizikos kapitalo fondais teko atrinkinėti tam tikrus perspektyvus startuolius, rengiamas su Vilniaus universitetu, kur aš taipogi dar esu ir dar toks pusiau. O svarbiausia vieta dar irgi būtina labai paminėti. Jo, finansų programų partnerystės docentas esu Vilniaus universitete, daugiausia Vilniaus universiteto verslo mokykloje. Tai turim to įdirbio bendraujant betarpiškai tiek su studentais, tai yra būsimais profesionalais, tiek su jau brandesniais verslais. Tai kitaip sakant, manau, tų sinergijų mes galim daug išspaust, turėt. Tai aš tik tai galbūt tęsiant tą mūsų diskusiją po tokio pirminio prisistatymo, nes nepaslaptis, kad mes kūrėm bendruomenę jaunų verslininkų ir norim dalinti savo patirtim ir tas pasakymas learning by doing iš serijos. Vienas kelias, kitas kelias galbūt kažkokia labiau koncentruota informacija tiesiog inkorporuoti į veiklą ir mokytis iš svetimų klaidų geriausia. Tada tai sutaupat laiko ir visą laiką galima gauti papildomų sinergijų, nes tai mano klausimas galbūt tau būtų toks daugiau irgi iš praktinės pusės. Kaip tu įsivaizduoji, pasaulis pasikeitė ir kokios galimybės atsirado būtent kalbant apie tą patį eksporto skatinimą, nes vis tiek bet koks verslas, bet kokia įmonė yra orientuota į kažkokią tai pelno pasiekimą, o tu dažniausiai turi parduoti arba prekes arba paslaugas tam, kad gauti tas pajamas, o vėliau tapti pelningu. Tai kalbant apie, mano klausimas būtų apie etapą COVID ir po COVID. Kaip tavo nuomonė pasikeitė pasaulis ir kokios galimybės atsirado verslams globalumo prasme, nes mes žinom, kad anksčiau mes labai buvom, nežinau, galbūt, nežinau, pastebėjai ar atkreipi tą dėmesį, bet būdavo toks, kai čia Lietuva, čia mažai, čia neįmanoma tų kažkokių rinkų rast, čia mes maža rinka, taip toliau, bet iš kitos pusės mes turime Europos Sąjungą, kurios nariais jau 20 metų esame. Mes taigi esame viena valstybė, kaip visi sako, ne? Būtent, tas kalbinis dalykas šiais laikais, nepaisant to, kad visi jau save gerbiantis verslininkai, jie tikrai ne vieną kalbą yra įvaldę. Ir apskaitai mes turim bendrą rinką jau gerai, jeigu mes dar Didžiąją Britaniją vis dar priskirtumėm tam satelitui, tai mes kalbam apie 500 milijardo rinką. Jau čia ir dabar. Plius jau nebekalbant apie tai, kad jeigu tu tik tai kažką paleidai internetinę erdvę, grįžtam prie to paties COVID, kuris galbūt galimai užtirštino, užaktualino ir galimybės sakytos galbūt atsirado, nes anksčiau iki COVID tai nieks per video kažkokį skambutį nebendraudavo. Apie tai ir norėjau labai padiskutuoti. Kaip tu galvoji, kokios atsirado galimybės ir kiek galbūt tai nulėmė tavo pasirinkimo, tavo rezultatus, tavo ateities planus, būtent pasaulis iki COVID ir po COVID. Tai tikrai pilnai sutinku, kad pasaulis labai pasikeitė, ne? Tikrai, man tai buvo, kad ir kaip skaudžiai tai skambėtų, bet man tai buvo aukso amžius. Ir iš tikrųjų daugumai buvo aukso amžius. Mes kiek pakalbam su e-komercija arba e-platformų turinčių klientų, ne? Tai jie sako, fokusuojam į 2019 metus, fokusuojam, kas buvo 2020 ir visus tu dažniausiai turi raminti, kad look, it was as it was, but now it is as it is. Iš esmės, man kaip pardavėjai, tai sutrumpino mano kelionių planus iš esmės, nes kelionės buvo, tai aš kai sakau, key to success, jos ir dabar yra key to success, bet iš esmės žmonės nelabai norėdavo atsisiųsti Zoom programėlės ar tų pačių Teamso, ne, tikrai daug kas straglindavo, vyresni žmonės apskritai net nežinojo, kas tai yra, dar tu paskambini nuotoliu, čia kažkokia lietuvė su kažkokio akcentu, ne, ir tu ten bandai dar kažką žmogui parduoti ir sakai, dar prisijung 10-15 minučių. Tas žmogus tikrai ne. O po COVID-o
kas pasikeitė, tai žmonės tikrai taupo savo laiką, prisijungia į tą patį Zoomą, į tos pačius Teamsus, ne? Ir iš esmės gal apie tas tendencijas kalbant, tai pradėjo mus lietuvius matyti kaip patikimus partnerius. Iš tikrųjų, su kiek Lietuvos verslų šiai dienai aš dirbu, tai aš tikrai didžiuojuosi, kad aš su jais dirbu, nes visos kompanijos, kurios yra šiai dienai su manimi valtyje, arba, kai aš sakau, on the same boat, jos yra prestižinės kompanijos, jų gamyklos yra atitinkančios Europos reikalavimus, jų apskritai mentalitetas ties elektros energijos, saulės baterijom ir viskom. Mes realiai pradedam tapti mini Skandinaviją, kaip aš sakau, tikrai, ne? Tai kažkada, kaip skambindavai iš Lietuvos, tai prilygdavai kažkokiai Rumunijai ar kažkam, tokį nenoriu čia per daug eiti tas detalės, bet iš tikrųjų mus žiūrėdavo kaip į tuos, kurie neturi, nepasiturintys ir taip toliau. Šiai dienai, kuomet aš skambinu iš Lietuvos, man yra toksai jau kaip ir būstas, iš esmės, kad aš skambinu iš Lietuvos, mes esam atstovaujantis tokią įmonę ir taip toliau. Pati matau, kuomet skrendu į visokias atstovybės, asociacijas, kaip mane priima jose. Ir ne dėl mano asmenybės tipo ar dėl kažko, bet tikrai dėl to, kad aš esu iš Lietuvos, atstovauju tokią kompaniją, mes save reprezentuojam taip ir ne kitaip, ne ir taip toliau. Tai manau, šiai dienai pasaulis yra labai stipriai pasikeitęs ir eksportas iš esmės yra turbūt šiai dienai, kaip aš sakau, jeigu norit plėtoti verslą, be eksporto to nebus. Taip, Lietuva yra fainai, smagu, pasitestuokit vandenis čia. Bet jūsų sekantis etapas bus bet kokiu atveju, vienaip ar kitaip yra eksportas. Ir ką tą daryti, jūs turit susipažinti su Taurimu ir Olivija. Kitaip sakant, ne juokas juokais, bet Taurimas gali iš esmės pakonsultuoti, nukreipti, suvesti su tam tikrai žmonėm, kur atrasite sinergijų ir taip toliau. Ir esu aš, kuri gali padėti tas prekes adaptuoti pagal tam tikrą rinką, susiruošti dokumentus tam tikrus ir galime padėti jums plėtotis į užsienį tikrai. Tai va, tai Taurimai, tu man klausimą uždavei, aš tau dabar irgi labai norėčiau užduoti. Kaip tu atsiradai šitam kelyje? Iš tikrųjų, man labai įdomu dėl to, kad aš kaip ir žinau, bet manau, kad auditorijai labai svarbu būtų sužinoti, kaip tu atsiradai šitame kelyje, kodėl ne pardavėjas, nes man iš esmės tu esi pardavėjas, tu esi visiškai mano tipažo, tas žmogus, kuris tikrai brainstormina, labai žiūri out of box, toks labai komunikabilus ir taip toliau. Tai čia tik tais good points, bet aš iš tikrųjų manau, kad tu esi rimtas pardavėjas, bet kaip nuėjai į finansinę kryptį? Taip, tai aš iš tikrųjų prisipažinsiu, aš visą gyvenimą ir buvau tas pardavėjas irgi. Taip jau gavosi, kad pirmos mano pozicijos, kur aš karjerą pradėjau daryti ir buvo susijusios su pardavimais. Kalbant apie mano pasirinkimus, tai irgi buvo ten, kaip ir sakau, pradžiai norėjau būti pareigūnų darželį, tada norėjau kranistų, nes man labai romantiškai atrodė kažkur tai aukštai kabėt, kažką pakelt ir ten statyt. Romantiškai. Taip. Paskui žiūrėjom, ko geras su močiutėm įvairius serialus ir tada ten irgi matėm įvairias pareigybės, kurios formavo tam tikrą irgi įvaizdį sėkmingų žmonių. Ir aš kažkada tai buvau nusprendęs tapti teisininku, labai ten galbūt ir advokato kažkokį planavau būti, gal kokioj 5-6 klasiai. Vėliau buvo etapas, kuomet nusprendžiau diplomato karjerą siekti ir tada kryptingai rašiausi netgi stojamiesiems egzaminams, būtent save mačiau diplomatijai. Bet galiausiai viskas apsikeitė aukštinkojam tada, kai buvau dar studijų laikais ir žinot, studentas, aš irgi dabar turiu vaikų ir aš nenoriu tiem vaikams viską iškart duoti, nes tada jie nežino, kur ten judėti, ko pasiekti. Kai sako, too much is not good as well. Taip, sako, taip. Būtent. Ir mano buvo tikslas toks, ir atsirado toks, pirmiesiems kontaktams, pirmiesiems pinigams atsiradus, aš supratau, kad galbūt aš labiau linkęs esu save realizuoti ten, kur rezultatas greitesnis ir mažiau priklausomas nuo kitų aplinkybės. Ir taip gavosi, kad mes su vienu savo kursioku padarėm renginį, mega, kreipėmės į JAV ambasadą, suorganizavom renginį, kurio atidarė, mes buvom studentai, mums gal 20 metų buvo. Ir rezultatas buvo tas, kad mes gavom pinigų tiek, kiek mano tėtis man skirdavo grubiai per 3 mėnesius. Tas gavosi, kad mes investavome tą procesą grubiai
dieną ir aš gavau pajamas, kurias aš gaudavau, reiškia, per 3 mėnesius iš savo tėčio. Ir rezultatas buvo tas, kad tame renginyje atidarimo kalbą sakė jo ekscelencija prezidentas Valdas Adamkus, 3 ministrai, dalyvavo visas diplomatinis korpusas ir mes padarėm, dar tuo metu dar nebuvo kažkokių ypatingų ten tų Teamsų ar Zoomų, apskritai mes padarėm video tinklą su 3 valstybėm, konferencija 2 dienų, pirma dalis buvo oficiali, antra dalis mes irgi su studentais darėm tokį renginį. Ir aš tada supratau, kad čia aš save matau. Ir tada labai buvo žingsnis, lūžis, kuomet aš nuvykau į Ameriką. Aišku, turėjau aš ten trumpą laiko tarpą, ten 4 berods mėnesius, ar gal šiek tiek ilgiau buvau Amerikoje, aš labai tada irgi pajutau pinigų kvapą, pinigų skonį, supratau, kad jaučiasi tikrai taip. Jo, kad ten yra tos galimybės, plus yra ribotas laikotarpis, kai tu žinai, kad tikrai nereikės visą gyvenimą taip daryti, tada papildoma motivacija atsirasdavo, netgi būdavo, gulėdavau lovai, kiek aš dolerių pramegojau. Tada susiradau antrą darbą, tada jau pabaigoju 3 darbus turėjau. Ir aš tada tikrai labai toks pasidariau ne tai, kad į pinigą orientuotas, bet supratau, kad mano pastangos gali stipriai pakeisti mano finansinę būklę. Ir tada, kai grįžau, aš tada pradėjau galvoti, kaip reikia dabar nes dar buvo 2 metai studijų likę. Ir aš tada pradėjau burti savo kursiokus, žmonės, kuriais aš pasitikiu, kuriuos aš daugmaž jau pažįstu. Mes kūrėm šiek tiek dar irgi pasistažavę kitose panašaus profilio konsultacinėse kompanijose, įkūrėm savo pirmą verslą. 3 kurse aš buvau iniciatorius. Aš subūriu savo, mano nuomonę, tokius labai perspektyvius kolegas. Mes pradėjom teikti konsultacijas, kur tuo metu nebuvo labai daug konkurencijos toje srityje dėl ES paramos. Supratau. Okay. Dar netgi buvo parengiami ES stojimo darbai, dar mes turėjom dar iki stojimo į ES tam tikrų finansinių resursų. Mes buvom dar patys visiškai jaunimas, visiškai vos ne vaikai, 20-mečiai. Kas čia vyksta, ne? Jo, ir galvojom, bet mes tiesiog turėjom drąsos pasigilinti reikalavimus. Nes jeigu yra paklausa tam dalykui, mes suvokiam, kad mes galim be ypatingai kažkokių investicijų didelių, į staklės kažkokias ar infrastruktūrą, mes galim jau sukurti pridėtinę vertę ir iš tikrųjų rezultatas buvo fantastiškas. Kai iš kai kurių mes užsakymų gaudom tiek, kiek aš dabar jau net man gėda prisipažinti, jeigu lyginant, kai tas yra Big Mac tas rodiklis, tai čia jeigu tas rodiklis, kiek man tada aš gaudavau iš savo tėvų pragyvenimų, tai ten jau 14 kartų būdavo skirtumas, nes mes tiesiog atradom nišą, pajutom, kad labai geras timingas, nereikalavo labai daug investicijų ir mes tada jau sėkmingai save realizavom. Aišku, vėliau aš jau patyriau, kaip ir kiekvienas entrepreneris, tą spaudimą, kad aš esu atsakingas už savo komandą, man reikia jos pramaitinti, man reikia padėti jiems susimokėti mokesčius. Ir aš buvau tas būtent pardavėjas. Aš tapau to pardavėjai, nes aš supratau, kad kažkas turi tą bizoną nudopt, atitempt ant stalo, o tada kažkas... Ir dalinamės pjaustam. Jo, ir galiausiai ten ta mano karjera vystėsi. Aš tada jau pamačiau, kad galbūt ta paklausa mažėja šitoje srityje. Aš nusprendžiau mokytis iš geriausių, įsidarbinau, buvau atsirinktas iš vienos didžiausių pasaulyje didžiojo 4 konsultacinių kompanijų Ernst & Young'ų. Tada, kaip ir minėjau, mano kelias daugiau pasikreipė link bendravimo su instituciniais investuotojais ir visą laiką aš būdavau tas žmogus, kuris pristatinėdavau siūlomus mūsų investicinius produktus profesionalam ir buvau tas pardavėjas, kuris, siūlydavau. Tik pardavinėdavo iš esmės. Taip, pardavinėdavau. I was not wrong. Ne, visiškai teisingai. Jo, jeigu taip supaprastinant, aš save laikau tokiu batuotų katinu. Batuotų katinu, taip. Man su tom ir asocijuosi. Tada, kai prisistatei pirmą kartą, tai taip ir asocijuosi, jo tikrai. Ačiū labai Tauribai iš prisistatymą. Tai mes dabar gal papasakosim tiesiog plačiau, kas čia mus suvedė, ne tos energijos iš tikrųjų, kaip čia viskas atsirado. Taip, ir aš galbūt, jeigu galima truputį irgi pasinaudosiu progą, kad mes tokį stalo tenisą čia sėkmingai žaidžiam. Tai kadangi nepaslaptis, tu esi tos idėjos autorė, tau kilo mintis tokia ir aš pamenu tą pirmą impulsą, mes Vilniaus prekybos pramonės amatų rūmų tarybos posėdyje.
Buvo pristatyta tavo idėja, aš tavęs net nežinojau, Taip. bet aš išgirdau, kad atsirado tokia iniciatyva, nes mūsų prekybos rūmuose mes turim jau 3 klubus, tai yra verslių moterų klubas, yra vadovų klubas ir yra eksporto klubas. Be to linkėjimai sekantiems visiems klubams. Taip, jo, Tikrai. visiems linkėjimai. Ir atsirado tokia idėja būtent kurti jaunų verslininkų klubą. Ir ten tiesiog dėl tam tikrų reikalavimų gavosi taip, kad aš buvau paskirtas mūsų tarybos kuruoti tą klausimą, bet tik tai dėl to, kad aš jutau, kad šita iniciatyva yra nuostabi, labai savalaikė, labai perspektyvi. Ir net nepažinodamas tavęs, jau atkreipė dėmesį, kad to reikia verslo bendruomeniai. Tai tu gal papasakok, kas buvo tas triggeris, kur tave privertė apsispręsti, vėliau ir mūsų suvedė šitą idėją, dėl ko tu apsisprendai, kad jau laikas, ar nori, ar tikrai, nes prie šito dalyko dar irgi reikia pribręst, suvokti, kad jau tas laikas ir aš manau, kad geriausia esi personalija būtent šitam dalykui ir išvysti. Tai nuo ko viskas prasidėjo ir kaip čia įvyko? Na, iš tikrųjų, tai kadangi keliauju irgi, kaip pats žinai, nemažai, tai kiek teko iš šalių nuvykti, dauguma asociacijų, kuomet mus priima, jie pasakoja, kad turi viduj Junior Club Association, tarkim kažkokią ar asociaciją, ar bendruomenę ir taip toliau. Ir vieną kartą kažkur girdėjau, kitą kartą girdėjau ir nuskridau į Japoniją ir iš tikrųjų Japonijoje girdėjau tiesiog tokią istoriją, kuomet verslai vystosi pagalba vieni kitų. Ir mane tas tikrai, neslėpsiu, įkvėpė, labai to pradėjau domėtis, pradėjau žiūrėti Lietuvoje, ar čia tokių klubų yra ir taip toliau. Tai klubų tikrai tokių yra, bet jie yra priklausomi nuo valstybės ir taip toliau, tai yra vis tiek tam tikros organizacijos, o aš norėjau tokio klubo, kuris tiesiog būtų flight mode, kaip aš sakau, skrendimo režime, kuris galėtų auginti sparnus pats, nuo nieko nepriklausomas būti, ne, gal taip pasakyti, bet turėtų stiprius backbone'us, kurie turėtų didelę patirtį. Ir iš tikrųjų aš dėkoju Vilniaus amatų rūmams, kad jie priskyrė man tave, nes dėka tavęs aš įgaunu tik daugiau patirties. Tai aš esu savo srities specialistė, tu esi savo srities specialistas ir iš tikrųjų ta idėja nebūtų gal atėjusi iki Vilniaus amatų rūmų, bet dėl to, kad aš buvau atvesta į Vilniaus amatų rūmus savo vienos kolegės, dėkoju jai be to, kad jinai mane atvedė juos ir galvoju, čia ir dabar yra laikas, reikia kalbėtis, norėčiau atidaryti tą klubą po Vilniaus amatų rūmais. Tuomet pradėjau kalbėti su direktoriumi tuo pačiu, sakau, žiūrėk, ar yra toksai klubas, kodėl jo nėra. Tai jau tada man tas pradėjo iššaukti klausimus. Kame čia replės, kaip aš sakau, atsiprašau, kodėl to klubo nėra, tokio, apskritai, manau, kad jauniem verslam tai yra žvėriška platforma, kuri padeda tiesiog jiems eiti tam tikrą kryptimi ir nenudegti, kur jau mes kažkur esame nudegę. Ne? Nes tikrai pats, kuomet verslą valdai, supranti, kad be bump in the road niekas nevyksta, bet jų galima išvengti tikrai. Ir nenoriu, kad verslai Lietuvos pabandę, užkilę į vieną kalną ir pamatę, kad ten viskas dega, bėgtų žemyn, ne kitaip pasakant. Aš noriu, kad žmonės neįsigastų ir būtų pasiruošę viskam. Ir iš tikrųjų, kuomet aš pradėjau verslą, neslėpsiu, man daug kur buvo durys uždarytos. Tikrai, jeigu būčiau laiku ir vietoj atsidūrusi tam tikrose vietose su tam tikrai žmonėm, kurie man būtų gal kažkokį guideline davę, pasakę, mes būtumėm padiskutavę, būčiau labai daug dalykų išvengusi. Mano pati pirma iš tikrųjų istorija yra prasta labai, nenoriu pavadinimais vadintis, bet tiesiog su banku, kuomet aš tik pradėjau verslą, ne? Dėl ko aš esu visiškai ne prieš unijas. Tikrai savo poziciją pasakysiu, nes man buvo durys uždarytos prieš akis ir pasakė, ko tu čia ieškai,
tavo verslas yra tiesiog dar dulkėvos, ne, o tu čia jau nori banko kortelės. Ne? Tai iš tikrųjų ta situacija mane sukrėtė ir galvoju, aš tiesiog noriu daryti verslą. Man tiesiog reikia banko kortelės, kad aš galėčiau daryti pavedimus ar atsiskaityti, ne, taip pat ir taip toliau. Tai aš turėjau pasirodo tam tikrą kiekį būti užaugusi, kad ją gauti pagal jų mentalitetą. Ne? Tai tokie elementarūs dalykai, jie tikrai žmogų žlugdo viduje ir tu gavęs tą vieną bump in the road, tu gali apsisukti ir sakyti, nenoriu, viskas, jau čia manęs nenori, mane skaito, kad aš nelygiavertė, nepilnavertė, ne, ir taip toliau, ir viskas. Buvo, neslėpsiu, man tikrai tas visiškai down the hill, tikrai mane sukrėtė ta situacija, bet tiesiog, aišku, kai žmogus, kai mano asmenybės tipažas, aš tokia bubbly bandau, nėra, tai kaip ten, kai sako, ne per langą, tai per kaminą, ne per kaminą, tai per galinės duris, ne, vis tiek aš kažkaip savo tikslo pasieksiu. Ir taip tiesiog vagavosi, kad vienu žodžiu ir prasidėjo ta visa tokia idėja, kad reikia verslam padėti, nes tikrai yra unijos, kurie gali padėti nuo A iki Z, atidaryti tas pačias korteles, be galvos skausmo, ne? Esu aš, kuri gali padėti verslam pasakyti, tą prekę netinka, pakoreguotkit pakuotę, pakeiskit gramuotę, pakeiskit imidžą, pakeiskit pavadinimą, ne, ir taip toliau, gaukit tokius dokumentus ir mes puikiai išeisim į tą viešumą, kaip aš sakau, ne. Amžiaus cenzas jisai yra, ne, daugumai sukėlė diskusijų, ne, tikrai ir juoko sukėlė, mes ten tikrai kalbėjom, jeigu man 36, ar aš dabar jau čia negaliu papulti į tą klubą. Tai iš tikrųjų tas amžiaus imtas toksai intervalas tik tais dėl to, kad aš taip įsivaizduoju jaunimas, man asocijuojasi su tokio amžiaus grupe, ne, nuo 18 iki 35 metų. Tai tikrai, jeigu esate 36 metų, tikrai galite prisijungti, tikrai jūsų neatmesim, arba jeigu būsit 35 kitais metais patapsit 36, tikrai jūsų neišmesim. Tam yra iš tikrųjų ir kiti klubai, kurie gali jums suteikti daug pridėtinės vertės, tas pats eksporto klubas, moterų klubas ar vadovų klubas. Tai mes tikrai jūs gal tiesiog galėsim pakreipti kažkur, ne, ir taip toliau. Bet mes norim iš esmės padėti jaunimui, nebijoti, jo skatinti, suteikti visas galimybės, privilegijas, kokias tik tais galime, ne, ir apsaugoti Lietuvos verslus, iš esmės jaunuosius Lietuvos verslus, kurie šiai dienai tiesiog susiduria su daug problemų. Tai ta idėja taip ir kilo, jeigu taip pakalbant. Aš labai išsiplėtojau, bet norėjau vesti į kontekstą, iš ko čia kaip viskas atsirado. Tai labai, labai dar kartą sveikinu su šita puikia idėja ir aš tikiu, kad kartais, žinai, būna vienas impulsas, antras impulsas, vėliau išsigrynina keli tas jau galutinio forma tų sinergijų, tos pačios krypties. Mes, kaip ir minėjom, pradėjom Vilniaus prekybos pramonės amatų rūmų kontekste, bet tas bendravimas, jisai gali įsirutuliuoti, įsivystyti į įvairiausias kitokias formas, kryptis. Svarbiausia turėti branduolį bendraminčių, kurių mes jau kaip ir per pirmą mūsų tokį galbūt iniciatyvinį susirinkimą jau sulaukėm, grįžtamo ryšio iš jų konkrečių verslų. Kaip ir minėjai, mes turim dar ir kito potencialo, tiek apie regioninius tam tikrus apribojimus, nesinori kažkaip labai įsisprausti save ir rėmus, juolab, kad ir šiuolaikinės organizacijos ir bendruomenės jos daugiau horizontalėja, nelieka tos vertikalės kažkokios, tai ir tai galų gale ir tas pats visas formatas, ta epocha po covidinė, jinai parodo, kad kartais net nebūtina turėti kažkokios labai standartinės tos struktūros. Ir pavyzdžiui, man dar irgi toks noras, galbūt, kad tu daugiau primink, papasakok apie eksporterio viziją, nes kaip mes esame irgi anksčiau kalbėję, standartiškai kompanijos, kurios svarsto apie galimybę eksportuoti, jos samdo kažkokį tai žmogų, kurio dažniausiai netgi gerai nepažįsta, investuoja į įvairios priemonės, viena iš priemonių standartinė yra parodos, pavyzdžiui, ne, ir nusiunčia tą žmogieną kažkokį su kibiru brošiūrų ir tikisi kažkokio rezultato. Tada kažkoks tai būna tas rezultatas, vėliau bando kitą kartą kitaip, gal 2 kibirus brošiūrų, galbūt dizainą pakeičia, galbūt į kitą parodą nuvažiuoja. Kitaip sakant, bando dviratį išradinėti, ne? Ir mes esam su tavim nepaslaptis šiek tiek ir bendravę, kad užuot einant to tokiu greičiausiu keliu, absoliuti dauguma kompanijų, ypač pradžiai savo, tarkim, to kelio, jos
galvoja, kad reiktų atseit standartinį tradicinį kelias, pasamdyti žmogų arba vadovą, visą vadovą, tada žiūri, kuo čia pasibaigs, tada 1/4 baigėsi, antras natūralu reikia daugiau laiko įsivyje, tada žiūri metai jau keli. Tai ir vis tiek aš grįžtam prie tos šiuolaikinės konkurencingos kompanijos, sėkmingos kompanijos, mes labai daugelį atvejų pastebim, kad užuot samdant kažkokį žmogų arba auginant, be abejo, gali būti išimčių ir sėkmės atveju, bet ko gero logiškiausia, greičiausias kelias yra kreiptis į profesionalus, kurie jau turi bagažą klaidų, iš kurių jau pasimokė, turi jau kontaktus, kur užuot eit zigzagais, jie žino, kaip galima perėti tiesiog per upelį. Ir užuot samdant žmogų, galima tiesiog outsourcint, nelietuviškas žodis, bet tarkim samdyti šalies konkrečiai eksportas, reiškia, skatinimo paslaugą ir gauti jau visą paketą, visą dėžutę ir tikrai sutaupant daug laiko ir neprarandant aibės resursų ir galbūt neprarandant to paties konkurencingumo greičio, nes šiuolaikinis verslas jisai yra ir apie greitį, ir apie efektyvumą ir kartais per brangiai gali kainuoti, ne tik tai laiko kaštų prasme, ne tik finansinių prasme, bet ir neteisingų sprendimų prasme, kad tave gali ir konkurentas tiesiog suvalgyti. Manau, kad tikrai taip, efektyvumas ir greitis, ypatingai eksportai, yra labai svarbu. Apskritai, kai aš sakau, ta potekstė tokia be fast as light, jinai nebereikalo egzistuoja, kai aš sakau, prasivedėjai susitikimą, siūst laišką, pasidarai tą, iš karto daryk, dabar nieko nepalikit tai dienai. Bet taip, iš ko čia ta idėja kilo? Tai realiai tokių kompanijų kaip mes reikia suvokti, kad tikrai yra šiai dienai, bet mes kuom įsiskiriam, arba gal kažkom kitokie esam. Tai iš esmės esam irgi šeimos verslas, kuris nėra kažkokia korporacija. Ne? Mes tikrai stengiamės kiekvieną klientą priimti skirtingai. Tai reiškia, kad pagal jo esamą situaciją nusprendžiam, kuo mes jam galim būti naudingi. Bet kaip ta idėja kilo, tai iš tiesų Amerikoje šiai dienai dauguma gamintojų yra tiesiog, tarkim, kaip suvokti žmogus, kuris turi idėją. Ir jisai yra menininkas, kitaip pasakant, ne? Jisai nieko nesupranta apie procesus, apie pardavimus. Jisai sako, žiūrėk, turiu nuostabią prekę, aš noriu ją parduoti. Ir jisai pasiema labai daug outsourcinamų kompanijų. Jisai nenori turėti to galvos skausmo, kaip ten su vadyba kalbėti, kaip tenais visa ta prekė nuvyks, kas ten kas. Jisai nori matyti galutinį rezultatą, kad ta prekė važiuoja ir taip toliau. Ir ta idėja ir kilo iš Amerikos, kuomet aš pamačiau, kad dauguma verslų ir iš tikrųjų visi savininkai Amerikoje, kai paklausi, ką darai, turiu 5 verslus, turiu 10 verslų ir aš galvoju, tai kaip jie tai menedžina? Pasirodo, tiesiog matematika yra paprasta, jie viską outsourcina. Tai reiškia, kad nieko nėra, jie prie nieko nėra prisirišę, taip, jie turi kontraktus, jie turi, kaip aš sakau, pasiruošę dar kelis žaliavistus, tai nėra tai, kad jie turi vieną žaliavistą, vieną logistą, vieną eksporto padalinį, ne, jie turi ir antruosius planus susidarę, ne, kad jeigu tas nepriformina, galėčiau tam duoti ir taip toliau. Tai realiai va ta idėja yra atėjo iš Amerikos, nes aš mačiau, kad dauguma verslų tiesiog tą idėją naudoja ir ją pradėjom taikyti Lietuvoje. Iš tikrųjų, kaip Aurimai sakai, dauguma eksporto žmonių kainuoja žvėriškus kaštus. Iš tikrųjų, minimalus gero eksporto vadybininko ar tai šalies vadovo atlygis yra apie 3000 į rankas. Čia tiesiog jau į rankas. Tai ne kiekviena įmonė savo gali leisti tokius kaštus mokėti kas mėnesį, plus eina komisinė sistema, kaip ir minėjai, turi suteikti viską vadybininkui. Tai reiškia komfortą darbe, ne? Kažkokią skatinančią, motyvuojančią sistemą už to, turi rūpintis viskom ir taip toliau. Ir ant top dar turi stebėti jo darbą. Ne? Kai aš sakau, tai yra tikrai daug resursų, daug laiko reikalaujantis. Aš stengiuosi vis lietuviškai papasakoti, kiek įmanoma, kadangi eksporte dirbu, tai matosi, kad pas mane ta kalba, tai žinau, kad šitą gausiu papaukinimą, bet atsiprašau, aš tokia esu. Tai vienu žodžiu, tai tikrai tai brangiai kainuoja. O ką mes suteikiam ir ką mes duodam, tai iš esmės taip, kadangi aš pati eksporte verdu tiek metų, tai komandą mes turime jauną, bet iš esmės visuose projektuose dalyvauju aš. Tai aš esu tas
key account manageris, kitaip sakant. Aš netiduodu procesų valdymo visiškai pilnai vadybai, taip aš ją auginu, aš ją tam ruošiu, bet it takes time. Aš nenoriu atiduoti kompanijos tiesiog vadybai, kad jinai menedžintų viską. Tai tiesiog samdosi mane ir mano komandą. Mano komanda reikalinga iš esmės kaip šaltas įrankis, kuris darytų tą visą plėtrą, ne, kitaip sakant. Tai kadangi aš esu key accountas, aš jau vedu dėrybas, atstovauju kompaniją, skrendu į parodas. Iš esmės mes suteikiam visą pilną paketą, kad žmogus jaustųsi comfortable, ne kitaip sakant angliškai, ir kad mes galėtumėm už jį viską daryti. Tai reiškia, jeigu mes atvedam klientą, tai mes netiduodam jo Lietuvos klientum ir sakom, žiūrėk, mes tau suradom, tu ten verskis kaip nori. Ne, mes suteikiam visą paslaugą, tai reiškia, mes jį kūruojam, darom cross-sale. Jeigu jisai nupirko vieną kategoriją, žiūrėk, nusipirkai tą, pabandėjai, tau patiko, pažiūrėk dar šitą. Mes tos cross-sale'us darom, mes važiuojam, skrendam, susitinkam su jais. Stengiamės tikrai laikyti šiltą santykį, nes šiai dienai šaltas pardavimas yra vienkartinis pardavimas. Mes norim tęstinumo. Kad verslas turėtų tęstinumą, tai yra daug darbo. Bet, kaip aš sakau, direktoriai sako, tai aš ten galiu padaryti pats. Gerai, pabandyk pats padaryti, iš tikrųjų, pabandyk. Nes dėl to, kad tai kainuoja be proto daug resursų, tu turi skristi, atiduoti savo laiko, kaštai vėl apie tą patį kalbu, bet iš esmės tai sudaro labai daug tų taškų, kuriuos reikia daryti pastoviai. Tai nereiškia, kad tu vieną dieną priformini taip, kitą dieną taip. Ne, viskas yra paremta ant pastovumo. Kaip pasako vienas klientas, pabandžiau 3 kartus paskambinti, nepakėlė, tai jau čia jo mes nedominam. Ne, tu turi bandyti galvoti out of box, kai aš sakau, turi žiūrėti, LinkedIn'e gal yra, kas taip, kas pakišo koją, gal nuskris, gal pakalbėk. Priklausai, jeigu tiem patiem Vilniaus amatų rūmam, paprašyk suderinti asociacijų susitikimą, ne, taip toliau, ar kažkur, kokioje asociacijoje, ar bet kur, iš esmės, ar po tais rūmais taip pat, pramonės prekybos amatų rūmais, tai va pasitaisau, vienu žodžiu, tai iš esmės yra daug įrankių, mes žinom, kokius įrankius reikia naudoti, kad prieiti prie tam tikrų klientų. Ir jeigu tu pabandai paskambinti 3 kartus, tai čia nėra atsakymas, kaip aš sakau, atsakymas, ar tu gerai gausi, ar blogai gausi. Iš esmės yra tiesiog visur procesai, sistemos, kaip tu turi dirbti, ko tu turi siekti ir turi būti atkaklus. Pardavėjas, tu negali būti atėjęs į kambarį ir sėdėti taip. Pardavėjas yra pardavėjas. Jisai, kaip įeini į pardavėjų visą salę, tai tu matai, kas tenais daro. Visi šneka, pliurpia, taip sakau, bubbly room toksai pasidaro. Ne? Tai niekas niekada nežiūrės per langą, ne, visai kažnekės bendraus patys prieis, tai kaip jinai vadinasi dabar, prekybos formulė, atsiprašau, pardavimų formulė. Man labai patinka, jinai vyksta kartą į metus, bet yra nuostabus renginys, kuomet ateini pasižiūrėti, kaip atrodo pardavimų formulė. Čia šiautauta, va kaip tik darau. Bet iš esmės jinai greitai vyks ir aš visada matau, kaip jie surenka tokį kiekį pardavėjų. Ne, čia nukrypau į lankas, bet iš esmės tie pardavėjai ir turi būti pardavėjais ir kuomet samdotės, net ir jeigu pardavėjai ir norit pasibandyti tą vidinį resursą, tai pirmą įsivertinkit, ar jisai iš tikrųjų yra pardavėjas, ne? Bet aš taip suvedant viską į vieną bendrą, tai iš esmės kam samdytis ir merkti kaštus į kažką, kaip tu, Taurimai, sakai, nežinai, ar duos rezultatą ir vaisių, kai tu gali pasimti profesionalų komandą, kuri žino ir kuri praėjus tą kelią yra ne 1 metus, ne 2, o daug metų iš eilės. Tai va, tai taip atsakant, tas eksporteris taip ir atvyko į Lietuvą ir jisai čia neusistovės, mes tikrai plečiamės, augom ir manau, kad ta idėja, jinai tikrai gali padėti labai daug verslų. Tai va, taip neįsiplėskas. Jo, tai aš galvoju, galbūt tada kitas galbūt klausimas ir galbūt mes galėtume padiskutuoti, kaip tu manai, kiek, kadangi vis tiek jau pagrindinė mūsų tikslinė auditorija yra tie jaunieji verslai, jaunieji verslininkai, jų aktualijos. Ką tu pastebėjai, kas link finansavimo klausimą, link finansinio raštingumo, galbūt kuris nulėmė vėliau ir dalina ir sėkmę arba nesėkmę jaunų verslininkų tarpe? Be abejo, mes turim skirtingų tų priežasčių ir tų verslų, kai kas galbūt ateina net ir būtent iš tos srities, ką tik ir mokslus pabaigė, bet vis tiek turint omeny tokios galbūt, turint daug tos neigiamos statistikos, pavyzdžiui,
nepaslaptis, kad dėja Lietuva pagal ES lygmenį, pagal finansinį raštingumą, aš kiek domėjausi, geriausiu atveju trečia arba antra nuo galo būna. Mes visą laiką lenkiam tik Bulgariją, pastebėjau. Su visą pagarbą nuostabi šalis, labai myli Plovdivą arba Pilipopolių, dar graikų laikų, jie tikrai turi daug, galbūt ir net gamtos gražesnės ir visko, ir infrastruktūrą puikia, bet finansinį raštingumą, ko gero, tai buvo nulemta ir istoriškai, kuomet turėjom laikmetį nuo 45 iki 50 metų, kuomet apskritai buvo demonizuojamas, net nekriminalizuojamas, o demonizuojamas verslas ir mes žinom, kad mūsų ir protėviai dėl būtent verslumo, kai kurie didžiąją dalim ir nukentėjo daugiausiai. Ir mes turėjom natūralu dvi, netgi galbūt 3 kartas pasikeitusios mentaliai, kurios nuo nulio pradėjo formuoti tą visą dvasę. Aišku, yra šeimų, kurios išsaugojo tą geną, kaip aš sakau, ir turėjo galimybę 800-aisiais jau pradėtos įvairius verslus ir be abejo, neieškant pasiteisinimų, visą laiką galima rasti tos motivacijos, bet grįžtant prie finansinio raštingumo klausimo, kuris dažnai nulėmė ir galimybės įvairias ir finansinės, nes mes puikiai suprantam, kad ne visi verslai yra tokie neimlus finansams ir kartais ypač pradėjus atsiranda poreikis ir galbūt ir apyvartiniam lėšom prasifinansuoti. Ir kartais reikia priimti ir investicinius sprendimus ir dėl poreikio išskaidyti arba diversifikuoti savo veiklas ir tokiu būdu valdyti tam tikras rizikas. Galbūt dalis verslų ir irgi prieina prie sprendimo tam tikro irgi kažkur tai skolintis ar ieškoti partnerių, investuotojų, kreditorių. Tai kaip tu manai šitas klausimas, kiek jis yra aktualus ir kiek mūsų klubinė veikla, galbūt ne tik apsiribuojant jaunimo klubų, bet ir visom kitom kryptim, kitais renginiais galėtų prisidėti prie šitos, jeigu tavo nuomonė tai yra problemos sprendimo. Taip, tikrai taip. Galiu kaip tenais pasakyti tiesiai šviesiai, kad kuomet augi, tai yra žingsnis neišvengiamas. Mano atveju tikrai irgi ta pati situacija, aš kaip sakau, ar tai esi gamintojas, kuriam reikia tiesiog papildomų mašinų įsigyti į savo gamyklą, ar tai resursų įsigijimas, nes resursai šiandienai, neslėpkim, bet jie kainuoja labai brangiai. Mums, kaip sakoma, kaštus kelia, mes turim juos mokėti, ir taip toliau. Bet taip, jeigu verslas plečiasi, tai yra sekantis žingsnis. Ir dažniausias, su kokia problema susiduria žmonės, tai kad nežino, kur kreiptis. Dažniausiai žmonės pabando tiesiog nueiti į banką, kur tikimybė yra, kad jie neturi 3 metų istorijos ir būna atmetami. Tai čia bent jau žinau, kad ta istorija tiesiog yra tokia dažna ir kaip žmonės pabando ir sako, viskas dabar man reikia 3 metus drauninti čia, tiesiog bandyti iš savų kaštų skolintis iš močiutės, užstatyti namus, parduoti mašinas. Ne, čia tikrai nėra paskutinis variantas. Tikrai galima kalbėtis su tom pačiom unijom. Šeimos unija yra nuostabus šeimos verslas taip pat, kurios gali padėti atrasti tam tikrų skatinamų įrankių, kaip aš sakau, tai neturi būti būtinai paskola, tai yra tos pačios paromos, apie ką mes kalbėjom. Tai aš manau, kad įrankis toksai, jisai turi būti suteiktas verslam, tiesiog mes gal apie tai per daug nekalbam. Kaip aš sakau, dažnai viskas lieka po kilimu, kitaip sakant, verslai, kurie yra jauni verslai, jie bando už visko kabintis ir bando ištraukti tos informacijos, bet dažnai ta informacija tiesiog būna nepasiekiama, nes pačios pirmos institucijos, kurios iškrenta paieškos metu, yra tiesiog elementarūs bankai, kurie gali suteikti, bet yra tikrai tų skatinamo priemonių labai daug. Ir aš manau, kad tikrai yra būtinybė verslui jų imtis, bandytis ir neskęsti ir neparduoti savo idėjos tiesiog. Jeigu pabandai vieną kartą, tai atsakant į klausimą, manau, kad tai yra būtinybė ir tai yra tiesiog pagalba verslui. Tai aišku, apie šitą pačią kryptį, tai Taurimai, tu labiau gali papasakoti, kiek šeimos unija gali tame padėti, kokio tipo verslams, kiek gali padėti, kur konsultacija gali juos nukreipti ir taip toliau. Tai man atrodo, jeigu gali, tu šiek tiek irgi įvesk į šeimos unijos visą. Taip, tai aš manau, kad turint omeny, kad čia tik mūsų pirmasis dar reportažas, toks daugiau prisistatymas ir manau, mes turėsim dar daug formatų, daug įvairių galimybių detaliai aptarti šitos klausimus.
tiek eksporto raštingumo klausimą detaliau panagrinėsim, tiek tą patį finansinį raštingumą, galbūt atskirai klausimą. Manau, kad turėsim progą aptarti dar ne vienam susitikime, ne viena forma. Bet jeigu trumpai kalbant apie mūsų įdirbį, mūsų spektrą paslaugų ir galimas sinergijas sričių, tai šeimos kredito unija šiuo momentu teikia didelį paketą verslui. 2019-2020 metais netgi mūsų pagrindinė dienraščio Verslo žinių įvertinimu mes buvom sparčiausiai augantis būtent pagal verslo klientų portfelį. Neslėpsiu, mačiau. Jo, ačiū. Ir tikrai mes padarėm nemažą darbą, išskleisdami savo būtent spektrą paslaugų. Ir kaip ir minėjai, mes teikiam ne tik tai skolinimosi sprendimus, kur gana konkurencingai galime pasidžiuoti augančią ir indėlininkų armiją. Mes jau esam pririnkę tikrai ne vieną 10 milijonų eurų indėlių. Kaip aš mėgstu užapvalinant sakyti, artėjam jau link, aišku, nepasiekėm dar, bet artėjam link 100 milijonų portfelio bendrai. Paėmus, aišku, mes dar viskas perspektyvų, bet kartais irgi reikia įsivertinti tas augimo tendencijas, nes kuomet tu surenki indėlius, dar tu turi pelningai juos ir perskolinti, nes pagal tam tikrą specifiką kredito unijų veiklų mes nesame išimtis jokia, vis tiek yra galimybė investuoti tik tai 2 turto klases, arba į valstybinius vertybinius popierius, arba į paskolas. Taip. Ir mes irgi turime įsivertinti kartais, ar tikrai mes būsim konkurencingi šitoj srity, bet negalim skūstis rezultatais. Mes savo veiklą pradėjome prieš daugiau nei 10 metų, labai sunkių laikotarpių, bet irgi dėl tikėjimo, kad tikrai yra reikalinga paslauga, kad tikrai galima sukurti pridėtinę vertę, būti konkurencingais, vadovaujantis tam tikrais sprendimais, mes nusprendėm pradėti šitą veiklą. Ir šiuo momentu tikrai galim pasakyti, kad tiek stambiem verslam, įvairių sektorių verslam turime sprendimų nuo paskolų tiesiog, kaip ir tu sakai, sąskaitų atidarimų, elektroninės bankininkystės, mokėjimo, kredito kortelių išdavimo, pilnai visas teikiam paslaugas, ne kai kurie bankai neturi tą pilną spektrą, aš kaip mėgstu juokaut, bankinių paslaugų, taipogi teikiam paslaugas ir apivartiniam lėšom, ir investicinės paskolos, sindikuotas paskolos galim su savo partneriais net iki 10 milijonų pasiūlyti. Tai šiuo atveju viskas priklauso nuo idėjos, nuo aplinkybių, tam tikrais atvejais dėl savo skėtinės organizacijos mes bendradarbiaujame ir su valstybiniam struktūrom, mes turime galimybę pasiūlyti kaip partneriai investicinius instrumentus, tokius kaip pavyzdžiui, gal kas aktualiausia jaunam verslui, specializuotas paskolas, verslo skatinimo programose dalyvaujam. Tai yra labai atskira paletė. Aš manau, kad apie finansinį raštingumą mes dar atskirą galėsim turėti. Neįsibaigianti tema, tikrai mes skirsim tam laiko būtinai. Tikrai. Taip, tai aš manau, kad pradžioje galbūt tiek galima būtų pasisakyti ir aš net nebejoju, kad mes turėsim dar atskirai galimybę apie tai pakalbėti, bet tikrai, galbūt pirmam kartui tiek būtų ir aš manau, kad mes artimiausiu metu galėsim savo žiūrovus informuoti apie kitus mūsų renginius. Tikrai, taip. Tiek balandį, tiek vėliau. Tiek vėliau, taip. Turėsim... Mes tikrai ir hub'e turėsim renginių, apie hub'ą šiaip aš neįsiplėčiau, bet labai taurimai norėčiau, kad paminėtum, jeigu galėtum apie mūsų platformą. Taip. Taip, visiškai teisingai, šeimos kredito unija ką tik įkūrė būtent savo verslo hubą. Tai yra tam tikra infrastruktūra, tiek fizinė, tiek virtualią, tiek viso socialinio kapitalo dėka mes skatinsim būtent startuolių finansinio raštingumo didinimą, jų problemų sprendimą būtent jiems teikiant tiek konsultacijas, tiek labiau supažindinant su galimybėm tiek mūsų teikiamom, tiek mūsų partnerių teikiamom. Ir visiškai tai yra inline arba pakeliui su būtent mūsų jaunųjų verslininkų problemų sprendimais. Tai aš tikiu, kad mes turėsim ir artimiausių metų renginių, būtent šeimos kredito unijos verslo hub'e.
mes spręsim aktualijas, problemas ir paversim jas galimybę, net nebejoju. Taip, tikrai. Aš su ta gražia nata ir norėčiau šiandieną tada tiesiog padėkoti Taurimai, kad atvažiavai iš Vilniaus. Labai ačiū. Pats pirmas mūsų podcastas. Vis tiek, aš sakau, tikrai fiksuosim datą, atsiminsim ją. Jisai tikrai bus ne paskutinis. Kaip ir mes kalbėjom, temų tikrai turim labai daug. Nuostabi iniciatyva, ją pati giriu, bet dėka Ačiū kartu. tau. Taip, tikrai. Bet tavęs nebūtų šitos iniciatyvos, aš tau irgi noriu padėkoti. Sinergijos irgi gyvenime, kai aš sakau, atveda kažkur. Tai pasimatysim tuomet sekantį kartą. Ačiū labai, dėkoju. Ačiū tau. Ačiū labai, iki.